Mūsų supinti realybė yra beprotiškai kompleksiška. Ji sudaryta iš daugybės sluoksnių, kuriuos aptikti žmogaus avataras paprasčiausiai neturi įrankių. Viskas, ką mes matome šioje holografinėje realybės simuliacijoje, yra kodas. Tai yra informacija. Centrinė nervų sistema visą šią informaciją apdoroja ir sukuria lauką, kuriame mes matome įvairius fizinius objektus ir kitus avatarus. Realybės kodą iššifruoti nelengva, bet tai nėra neįmanoma. Šifruojant, mes galime pasitelkti savo į pagalbą mums prieinamus įrankius, tokius kaip gematrijos, numerologijos, astrologijos ir mitologijos mokslus. Taip pat daug įžvalgų suteikia ir senieji šventieji raštai, tokie kaip Biblija, Koranas, Bhagavad Gita ir kiti. Studijuojant realybės struktūrą ateina neabejotinas suvokimas, kad mūsų supanti realybės matrica viso labo yra matematinis konstruktas. Jeigu pažvelgtumėme iš mitologinės pusės, tai laiko tarpas, kuriuo šiuo metu gyvename, yra valdomas Jupiterio. Jupiteris mitologijoje nugalėjęs Žemės teisę simbolizavusį Saturną, kartu su savimi į šį amžių atsinešė jūrinę komercinę teisės sistemą. Saturnas buvo asocijuojamas su aukso amžiumi, kuriame nereikėjo dirbti ir žmonės galėjo tiesiog mėgautis gausa žemėje be jokio kaltės jausmo. Studijuodami ezoteriką ir slaptąją pasaulio istoriją, mes dažnai aptinkame tokius terminus kaip Balas, Šėtonas, Demiurgas, Jaldaba ir kitus. Naudodami šiuos terminus mes turime omenyje Jupiterį, žuvų amžiaus valdovą. Tai nėra dievas, tai yra šio pasaulio dievas. Būtent todėl visos pasaulio šalys ir laiko savo žmonės įvergintus į šią komercinę sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad beveik visos reikšmingos pasaulio šalys turi jūrinį laivyną. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje yra užsimenama apie tai, kad Lietuvos Respublikai, didžiosios mažosios raidės, nuosavybės teisė priklauso žemės gelmės, vidaus vandenys, oro erdvė virš jos teritorijos ir kontinentinis šelfas bei ekonominė zona Baltijos jūroje. Atkreipkite dėmesį, kad niekur nėra minima apie tai, kad jiems priklauso pati žemė, nes jie puikiai supranta, kad negalima maišyti skirtingų jurisdikcijų. Jūrinė teisė ir žemės teisė yra du skirtingi lygiai. Jūrinė teisė galioja visokiems asmenims, laivams, įmonėms, korporacijoms ir kitiems lavonams. O žemės teisė – tai prigimtinė teisė, skirta žmonėms ir visiems tiems, kurie gyvena ant žemės ir nėra laikomi dingę jūroje. Šalis kontroliuojančius politikus už virvučių tampanti elito klasė puikiai supranta simbolinę vandens reikšmę šioje laiko juostoje. Kad būtų galima triuškinančiai suvaldyti didžiąją pasaulio dalį, jie šiame amžiuje pasitelkė popierių, o tiksliau popierinės fikcijas. Kodėl popierių? Nes ąžuolo medis yra vienas iš Jupiterio simbolių, o jų naudojamas popierius yra gaminamas būtent iš medžio. Kaip manote, kodėl kino studijų ir žvaigždžių centras Kalifornijoje yra vadinamas Hollywoodu? Holy wood, šventasis medis. Visas šis simbolizmas turi reikšmę. Mes gyvename amžiuje, kuriame popierius yra aukščiau visko, kas yra tikra. Sutartis ant popieriaus yra kur kas aukščiau už kieno nors žodį ar nuomonę. Norint eiti į mokyklą, gauti gydymą, susirasti darbą, gauti paskolą, įstoti į universitetą, susituokti, keliauti, turėti būstą ar automobilį yra reikalaujama turėti atitinkamą popierinę fikciją. Visa tai yra tam, kad sistema galėtų kontroliuoti fizinę nuosavybę, fiziškai jos nelaikydama pas save. Minėdamas nuosavybę, turiu omeny absoliučiai viską šiame pasaulyje, įskaitant ir žmonės. Žmogus, kuriam išduotas gimimo liudijimas ir kuris yra įregistruotas į valstybės registrus, šiai sistemai yra kilnojamas turtas. Prekė, kuri turi kodą, pagaminimo datą, vietą sandėlyje ir tam tikrą gamybinį pajėgumą.
kas rinkoje turi vertę. Todėl gimimo liudijimas ir kiti su asmeniu susiję dokumentai yra vadinami vertybiniais popieriais, nes jie turi vertę, gali būti perkami, parduodami ir mainomi. Taip pat gali kaupti palūkanas, veikti kaip užstatas ar investicinis kapitalas. Tai iš dalies paaiškina, kodėl sistemos sraigteliai gali grobstyti žmonės ir išvengti už tai atsakomybės. Neseniai juk matėme, kaip iš šeimos buvo atimti vaikai, ar kaip iš savo namų buvo pagrobtas vyras, kurį jie savavališkai nugabeno ir įkalino psichinių ligoninių namuose. O kiek yra tokių atvejų, apie kuriuos mes net nesame girdėję? Turbūt tūkstančiai. Jie gali leisti savo tai daryti, nes sistema žmogų mato kaip savo prekę. Ir visos tos popierinės fikcijos yra tai pažymintys dokumentai. Čia į galvą ateina John D. Rockefellerio citata: "Neturėk nieko, bet kontroliuok viską." Šiuo principu vadovaujasi didžiausia pasaulio turtuoliai ir oligarchai, kurie legaliai nemoka jokių mokesčių, nes jų turtas ir pajamos yra tinkamai paskirstyti naudojant įvairius juridinius darinius ir finansinius instrumentus, tokius kaip įmonės, korporacijos, trestai ir panašiai. Robertas Kiyosakis apie tai yra rašęs savo knygoje "Turtingas tėtis, vargšas tėtis", kad turtuoliai investicijoms ir verslui vietoje grynųjų pinigų naudoja paskolas, o pelną ir kapitalo prieaugį investuoja į nekilnojamą turtą, tokiu būdu išvengdami mokesčių. Jie žino, kaip apžaisti sistemą jų pačių taisyklėmis, nes sistema ir buvo sukurta su spragomis tam, kad oligarchai galėtų ją apžaisti. Mums visiems jau ateina laikas atsipeikėti iš šio košmaro ir suprasti, kad mes, vyrai ir moterys, esame teritorijos, kurioje gimėme ir užaugome, globėjai ir saugotojai. Nesvarbu, ar jūs tai pavadinsite šalimi, miestu, rajonu, seniūnija, apylinkę ar kitaip apibrėšite šią teritoriją. Mes, kartu su visais gyvais padarais joje, esame šios žemės teisėti paveldėtojai. Visi resursai joje mums priklauso lygiai ir niekas negali jų savintis. Niekam negnozija ir daugelis gyvena tikėdami, kad turint kažkokį popierėlį jie įgauna daugiau, nei jiems buvo suteikta ateimo į šį pasaulį metu. Prieš mus, mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai prižiūrėjo šias žemės, rūpinosi jomis, puoselėjo jas ateities kartoms, kurios kažkada čia įsikurs ir tęs šią šventą tradiciją. Mes stovime ant mūsų protėvių pečių. Ir visa tai nereiškia, kad reikia išmesti savo nuosavybės popieriukus ar kitaip jų atsikratyti. Tai nereiškia, kad mes negalime siekti savo naudos, naudodamiesi žemiškais resursais. Bet privalome suprasti, kad visa tai yra masinės kontrolės forma, į kurią mus įvarė šios sistemos valdytojai. Turime suvokti, kad visi tie popierėliai yra komercijos įrankiai, o komercijoje gali dalyvauti tik įmonės, korporacijos ir kiti negyvėliai. Už visų tų juridinių darinių slypi gyvi žmonės, kurie ir gauna iš to naudą. Jeigu nuosavybė yra registruojama valstybiniuose registruose, tuomet sistema atitinkamai tą nuosavybę disponuoja, kaip panorėja. Visą tai priveda net iki to, kad sužvėrėję, godumo apsėsti žmonės yra pasiruošę savo artimiausiems giminaičiams dėl fikcinių popierėlių perkasti gerkles. Tokia jau yra popieriaus galia šioje sistemoje. Bet nėra viskas prarasta. Gal kam nors pasirodys, kad mes esame visą gyvenimą pasmerkti būti vergais, bet aš noriu jūs patikinti, kad mes neprivalome kentėti ir būti kažkieno kito kontrolėje. Visa tai, kas dabar vyksta pasaulio scenoje, yra jūsų sielos išbandymas. Tai viso labo yra teatro aktas, kuris veikia pagal iš anksto numatytą scenarijų. Mūsų asmeniniai gyvenimai taip pat vyksta pagal scenarijų, tik tų scenarijų pobūdžiai skiriasi. Mes tuo pačiu metu egzistuojame dviejose skirtingose realybėse. Viena iš tų realybių yra kolektyvinė. Jos pakeisti mes negalime, kad ir kaip norėtume. Kolektyvas yra giliai užprogramuotas negatyvinio programavimo ir juda iš anksto numatyta kryptimi, fiksuota laiko linija. Kita, kur kas plastiškesnė realybė,
Tai yra mūsų asmeninė realybė, kurią skirtingai nuo kolektyvinės mes galime formuoti kaip panorėję. Ir visai nesvarbu, ar mes suprantame, kaip tai daryti ar ne, mes tai darome kiekvieną dieną. Tai, ką mes matome prieš savo akis atsibudę iš miego, ir yra mūsų pastangomis sukurta asmeninė realybė, dėl kurios esame atsakingi tik tai mes patys. Ir jeigu realybė, kurią mes matome, mūsų netenkina, tuomet mes patys turime imtis veiksmų, kad ją pakeistume. Nustokime kaltinti aplinką ir jaustis auka, nes mes esame daug galingesni, nei įsivaizduojame. Mes esame dieviškumo įsikūnijimas ir turime gebėjimą sąmoningai pakreipti savo likimą norimą linkme. Mes patys esame savo realybės priežastis ir pasekmė. Dėkoju, kad klausėtės.